2025 Raseinių autobusų parkui buvo itin darbingi. Tai metai, kai teko ne tik planuoti, bet ir bandyti pasivyti laiką. Paskutiniai nauji autobusai įmonėje buvo įsigyti dar 2017 metais, o šiandien parke jų yra 35. Vadovas skaičiuoja, kad tam, jog autobusų ūkis nepasentų, kasmet reikėtų atnaujinti parką įsigijant bent po 3-4 naujus autobusus. Apie esamą situaciją, atnaujinimo poreikį ir ateities planus kalbėjomės su Raseinių autobusų parko direktoriumi. Pokalbio metu aptarėme ir šiuo metu veikiančius bei planuojamus maršrutus. Taip pat vertinome, ar pasiteisino sprendimas Raseinių gyventojams sudaryti galimybę autobusais važiuoti nemokamai. Turbūt geriausia būtų vienas žodis tiktų - darbingi metai. Nes darbų daug ir stengiamės viską kuo daugiau, visada noras yra kuo daugiau atlikti, kuo daugiau padaryti. Tai ir projektų vykdymo prasme, ir dokumentacijos tvarkymo, ir su darbuotojais, vadinkim, santykių nusistatymo, tai yra ir darbo tarybos įkūrimas, turėjom tokį darnį. Tai tie metai, vienu žodžiu, geriausiai tiktų apibūdinimas darbingi metai. Kalbant apie pagrindinius iššūkius ir pasiekimus, ką išskirtumėt? Didžiausi iššūkiai, jie žinoma neįsisprendžia per 1 metus, bet atkreipčiau dėmesį į senstantį autobusų parko, turimų autobusų senėjimą. Jų vidutinis amžius siekia 16 metų, o turim kai kurie ir 20 perkaupę. Tai šitai tikrai neramina ir norisi kuo greitesnių sprendinių, greitesnių pirkimų, tačiau, žinot, viskas atsiveriame į finansus, į viešuosius pirkimus ir taip toliau. Šiuo metu mes laukiame naujų autobusų, tai yra vieno dyzelinių, kuris turėtų pagal sutartį ateiti dar šiais metais, tačiau rangovas perspėjo, kad galbūt truputėlį vėluos, tai čia, dėja, bet jau tampa kaip ir taisyklė iš tiekėjų pusės. Ir tuoj pat po naujų metų, apie vasario mėnesį, laukiame elektrinių autobusų, kuriems jau šiuo metu turime pastatę elektros pakrovimų stoteles. Tai mūsų projektas, kuris vykdomas kartu su ES per CPV agentūrą, turėtų užsibaigti sekančiais metais iki kovo pabaigos. O gerbiamas direktoriau, realiai dar kiek reikėtų atnaujinti tą autobusų parką, skaičiais kalbant? Jeigu skaičiais kalbant, tai yra labai ganėtinai paprasta matematika. Jeigu autobusų parkas turi maždaug 35 autobusus, tai skaičiuokim, kad kas 10 metų reikia jį atnaujinti vidutiniškai. Tai ir gaudame labai paprastus skaičius, 3-4 autobusai reikalingi įsigyti per 1 metus. Bet reikia atkreipti dėmesį, čia jeigu būtumėm jau turėję visus atnaujintus. O kadangi mes turime didžiulį atsilikimą, nes paskutiniai nauji autobusai buvo pirkti 17 metais. Tai įsivaizduojate, jeigu vos 10 metų atotrūkis yra ir jį dabar sparčiai dasivyti yra tikrai sudėtinga. Kiek autobusas kainuoja paprastam žiūrovui, kad būtų aišku? Paprastam žiūrovui, žinoma, visada yra susijęs su jo dydžiu ir komplektacija. Sakykime, jeigu paimkim koks nors mokyklinis autobusas, kuris apie 20 vietų turės, jis kainuos nuo 86 iki 100 tūkstančių maždaug be PVM. Jeigu mes kalbėsime apie 340 vietų, tai jau ta kaina bus apie 200 tūkstančių, o jeigu 51 vietos siekiantis, tai apie 300 tūkstančių, plus PVM. Solidžios kainos. Solidžios kainos. Pakalbėkime apie tai, kaip per 25 metus keitėsi jūsų darbuotojų kolektyvas ir personalo situacija. Priėmėt galbūt daugiau darbuotojų arba kaip tik mažinotės darbuotojų skaičių? Personalo skaičius praktiškai nepakito. Vieną vairuotoją išleidom į garbingą pensiją, kadangi sulaukė savo garbingo amžiaus, tikrai puikiai vežė mokinius, tada įdarbinom į jo vietą kitą. Taip pat kartu su darbo birža bendradarbiaujant mes įsidarbinom asmenį, kuris mūsų prašymų baigė mokymus, įsigijo 95 kodą B kategoriją ir šiuo metu taip pat sėkmingai įsiliejo į mūsų kolektyvą.
o trūkumas yra dar darbuotojų. Nu, matot, kaip pasakyti, to trūkumo, sakykime, kaip ir nėra, nes visos vietos kol kas užpildytos. Kol neišėjo darbuotojas naujo, na ir neiešama. Žmogus, na, ne mechanizmas jo į garažą neįvarysi rezervui pasidėti. Ar priėmėt kažkokius sprendimus, kurie, na, kažkiek tai pagerintų jūsų darbuotojų gerovę? Kaip dabar madinga visokie papildomi mediciniai, galbūt draudimai, galbūt kažkokios tai premijos, algų kilimas? Na, žinoma, kaip ir visi darbdaviai normaliai bendrauja su darbuotojais, taip ir mes. Tai sakykime, šiais metais, kaip aš minėjau, buvo įkurta darbo taryba ir tada jau su jie bendradarbiaujant, atsižvelgiant į jų pageidavimus, į viską buvo sudėliota ir darbo užmokesčio tvarka naujai patvirtinta ir taip pat paskatinimo į tvarkos numatytos. Nu, kalėdom štai mes irgi jau tam tikras dovanėlės esam paruošę ir dalinam savo darbuotojams, atsidėkodami už jų triūsą, už jų darbą nuoširdų. Tai taip, kad tikrai kolektyvas nėra užmirštas, bendraujame ir randame bendrą vardiklį. 25 metais kaip keitėsi Raseinių autobusų parko maršrutų tinklas ir tvarkaraščiai? Didėjote, mažėjote šiuo klausimu? Na, galima būtų pasakyti, kad tvarkaraščiai tie, kurie susijęs su miesto priemiesčiu, praktiškai išliko beveik tokie patys, su nežymiais pakeitimais, tai truputėlį laiko korekcijų. Na ir, sakykime, dar papildomų maršrutų vieno įvedimas, tai į šitą į Gerkalnį, o daugiau kaip ir pasikeitimų nebuvo. Daugiausia pasikeitimų įvyksta su mokinių vežimu, kadangi čia jau procesas gyvas ir nuolat judantis organizmas. O čia būna daugiausia pasikeitimų, ten keičiasi vieni mokiniai, pereina į vieną mokyklą, į kitą keičiasi maršrutai. Ir mes praktiškai kiekvieną mėnesį turėjome vežėjų komisijos posėdžius, kurių metu svarstėme gautus prašymus, dėliojame maršrutus, jų pakeitimus, optimizavimus. Taip pat buvo praktiškai kartu su savivaldybė visi specialiųjų maršrutai pervažiuoti, perpatikrinti jų atstumai, jų kokybinė prasmė, laikai ir taip toliau. Tai taip, kad daugiausia, sakykime, veiklos buvo su mokinių pervežimo maršrutais. Nepaslaptis, kad Raseinių autobusų maršrutai yra nemokami. Ar yra kažkoks galbūt, na, gal yra ko pasidžiaugti, galbūt atsirado daugiau raseiniškių, kurie renkasi viešai transportą važiuoti, sakykime, tiek priemiestiniais, ar ne, rajone maršrutais, tiek mieste? Manau, kad taip, tai yra tikrai skatinimas naudoti viešąjį transportą vietoje asmeninių. Netgi mes galvojame į ateitį, čia, kad ir nedaug keleivių tokią mintį išreiškia, kad galbūt galėtų būti prie stoties dviračių prirakinimo stovėjimo tokia staklės, kaip čia pavadinsi, kur galėtų prisirakinti žmogus, sėsti toliau nuvažiuoti į darbą, sugrįžti arba taip kažkokią lankytiną vietą. Tai apie tai irgi mąstome ir manau, kad įgyvendinsim. Tai taip, kad tikrai naudojasi viešojo transportu daug ir patogu. Čia sprendimas rajono gyventojams labai naudingas. Kaip vertinat šių metų finansinius savo vadovaujamos įmonės rezultatus? Na, tai manyčiau, kad jie stabilūs, tikrai pavyko stabilizuoti sąnaudas ir išlaidas ir tikiuosi, kad šiuos metus baigsime pelningai. Ar yra kažkokių, sakykime, gyventojų pastebėjimų, pasiūlymų dėl tų pačių naujų maršrutų atsiradimo ir galų gale, ar yra sudėtinga įvesti tuos naujus maršrutus, nes, na, man atrodo taip, mes žmonės paprastai įsivaizduojam, na, noriu, kad čia sustotų arba noriu, kad čia važiuotų, o kokia ta reali situacija? Na, realiai kaip pasakyti, jeigu reikalingas naujas maršrutas į kažkokį tai naują kryptį, kas reikalinga 3 dedamosios: vairuotojas, autobusas, na ir pats maršrutas. Tai visada sermiai pinigus. Ir tada jau reikia vis tik tai žiūrėti tikslinga, netikslinga, ekonomiškai naudinga ar nenaudinga. Žinoma, būna, kad žmonės pageidauja į kokį nors užkampėlį ir ten to važiavimo būtų labai labai nedaug ir dar nepastoviai. Tai tokius, na, kaip ir tenka atmesti jau prašymus. Antras dalykas, dabar bendradarbiaudami su Telšių autobusų parku
girdėdami gyventojų pageidavimus dėl pasiekimų į Kauną nuvykimų, kuris labai aktualus gyventojams, kurie nori medicinos įstaigas patekti. Mes dabar bendradarbiaudami taip dėliuojamės, kad jie papildomą maršrutą eksperimentų tvarka paleistų, kuris pasiektų Kauną 8 ryto, kas būtų labai patogu gyventojams. Tai turėtų, šiandien dar kaip tik su Telšių autoparko direktorium kalbėjausi, tai preliminariai turėtų nuo vasario 1 startuoti, jeigu viskas pavyks jiems suderinti su LTSA. Bet ar aš teisingai pastebėsiu, kad ir į tos pačius didmiesčius maršrutų srautas, važiuojančių autobusų srautas, jisai mažėja? Jis dalinai mažėja, nes visi vis tiek optimizuoja kaštus ir seka, koks yra srautas ir poreikis keleivių. Reikia suprasti, visuomeninis transportas niekada netaps taksi ar pavėžėjų transportu. Ir žinote, į visus dėja užšampius bus sudėtinga, nebus vis tiek tai taksi. Apibendrinant be nueinančius metus, ką galėtumėte pasakyti ir kas buvo, sakykime, jūsų vadovaujamai įmoniai iššūkiai ir pasiekimai? Iššūkiai, ko gero, labiausia būtų europinių projektų vykdymas, kadangi įmonė neturėjo, dar niekada nebuvo vykdžiusi europinio projekto. Na tai šioks toks iššūkis buvo pasidalinant funkcijomis, užduotimis, veiklos sritimis, kas už ką atsakingas, kas ką dirba ir daro. Bet nežinau, kol kas iki šio momento, galiu sakyti, kol kas sėkmingai tai vykdoma. Visi darbuotojai kaip ir gauna naujų patirčių, naujų gebėjimų, kas turbūt, manyčiau, ir stiprino to pačiu ir pačią įmonę. Tai gal čia paminėčiau tie didžiausiai iššūkiai tokie. Na, aš manau, kad ir ateičiai, kokie jie bebus, vis tiek susitvarkysim su tais iššūkiais, tik reikia ramiai dirbti. Kartu, sulaudus pečius. Ir važiuoti autobusais. Ir važiuoti autobusais.